Sveiki, tūkstantis elektriniečių, mes vėl esame prie Kazokiškių sąvartyno. Pasakysiu atvirai, man čia nemalonu būti, smirda, dvokia ir žinant, kokią tai atneša bėdą mūsų savivaldybėje ir skausmą žmonėm, kaip pablogina mūsų visų gyvenimą. Nemalonu čia būti, tikrai. Bet noriu jūs informuoti, kad sąvartynas jau padavė savo veiklai pratęsti dokumentus, supaprastinta tvarka ir nori, kad šitą sąvartyną eksploatuoti iki 2048 metų. Tai reiškia, čia matot vieną sekciją, antrą ir jie čia daugiau dar toliau plėstusi ir darytų. Jūs prisimenate, Elektrėnų meras sakė, griūsiu, gulsiu ir gulėsiu. Žinokit, mes čia pavaikščiam, nematėme mero griūvusio, gulinčio ir gulinčio, bet mes žinom, mūsų mero pomėgį, tai nebent Elektrėnas jį galima pamatyti gulinti ir pargriuvusi. 1000 elektriniečių iš tikrųjų padavė paraišką ir užklausą tokią ir reikalavimą, kad nebūtų išduotas supaprastinta tvarka leidimas, o paprašėm atlikti naują poveikio vertinimą aplinkai. Taip? Nes, sąvartynas veikia ilgai, mes žinom, kad jisai veikia aplinkinės gyvenvietės, smirda Vievyje, smirda net Elektrėnuose, tai reiškia virš 10 kilometrų. Tai reiškia, jau sąvartyno poveikis šito objekto yra pasikeitęs ir jis yra pakitęs. Tai reiškia, negalima išduoti šitam objektui vėl supaprastintos tvarkos. Labai gaila, aišku, kad turėtų tuo užsiimti mūsų išrinkti asmenys per rinkimus. Savivaldybės tarybos nariai, mūsų Seimo nariai. Aš dar kreipsiuosi, aš tikiuosi, Kęstutis Vilkauskas sureaguos, kreipsiamės ir Algimantą Radvilą. Turim išsireikalauti naujo poveikio vertinimo aplinkai. Taip? Tada tai atsidarytų iš tikrųjų naujos galimybės mums kaip visuomeniai išsakyti savo nuogąstavimus, pareikalauti tam tikrų dalykų, pamatyti, kaip žadama tvarkytis su ta galima tarša ir su esama tarša. Iš tikrųjų, taip išduoti leidimą supaprastinta tvarka, mes turim tam priešintis ir neleisti. Labai gaila, kad mes šiuo metu esame vieni šioje kovoje. Bet vieni, tai reiškia 1000 elektriniečių, aišku, mūsų yra jau beveik 10 000. Ir aišku, jūs galite tikėti valdžios mylėtojais ir jų skleidžiama propaganda, kaip visada. Kiek jau metų šitam sąvartynui? Daugybę metų. Ir kaip visada, jūs būkite aš pozityvi, jūs būkite pozityvus, čia smirda, aišku, jie čia negyvena, savo namų čia neturi, turto taip pat neturi ir mums skleidžia visada, pakentėkit, pabūkit, o kur šiukšlės dėti ir kaip Vievio gyventojai apgavo Vilniečius ir dabar galės naudotis privalumais. Tai reiškia šiluma pigesnė, elektra nemokama ir kaip apgavo Vilniečius ir atsivežė šiukšlės. Jų pozityvas, tai kaip aš visada sakau, tai yra medalio pusė, kuri buvo brukama ir kišama. Kita medalio pusė, tai sako 1000 elektriniečių, netikėkit valdžios šitą propagandą, aš pozityvas. Kelti klausimus yra normalu ir reikia, todėl kad nekeliant klausimų, neginant savo aplinkos, neginant savo vaikų ateities anūkų. Jūs matot, sprendimas paprastas, dar turėsim sąvartyną iki 2048 metų. O kas sakė, kad toliau nebus vėl supaprastinto šito objekto veiklos leidimo pratęsimo? Todėl mes neturime tikėti valdžios propagandą apie tai, kad mūsų noras turėti kitokią aplinką, mūsų noras veikti, daryti yra kažkoks tai blogas dalykas, taip? O jau jų pasakos apie tai, kad čia reikia uostyti ir dar sutikti šitų sąvartynų, kad čia būtų iki 2048, ta propaganda būk pozityvi, tai yra labai geras dalykas. Labai gaila, aišku, žmonių nedaug yra tokių, kurie patiki, labai gaila, kurie valdžios mylėtojai skleidžia tikslingai tą daro.
Jiegi patys uostys, jų vaikai uostys. Mesgi žinom, mūsų vienas politikas, meras, daugybę metų gyvenęs Elektrėnų savivaldybėje, jis gyvena Kaune. Jis puikiai, kodėl jis išsikraustė, kodėl jis pardavė Elektrėnuose namus. Tai jis puikiai žino, jis nenori gyventi. Matot, tai akivaizdu, jis nenori gyventi Sąvartyno poveikio zonoje. Taip. Jis nenori gyventi, jis nenori būti šiukšlyno žmogumi, tokius, kokius mus pavertė. Šiukšlyno gyventojais, gyvenančiais Smarvėje. Todėl 1000 elektrėniečių sako aiškiai ir nedviprasmiškai. Kaip tik tai ateis pas mus sprendimo teisė, mes Sąvartyną uždarysime. Dabar stengtis reikia tiek, kad šitas leidimas paprastai nebūtų išduodamas ir pratestas, tai reiškia, mums reikia nukelti kuo toliau iki rinkimų, kada mes jau spręsime šitus klausimus. Ir mes pasirūpinsim, kad to leidimo nebūtų užduota ir mes pasirūpinsim, kad Sąvartynas būtų uždarytas. Kodėl jie skuba? Suprantat puikiai patys. 1000 elektrėniečių, jūs esat šaunuoliai, mes esam geram kely ir mūsų veiksmai, ir mūsų darbai ir yra tikrasis pozityvas. Ačiū Jums ir iki.